Dabar arčiau TV ekranų kviečiame visus, kurie kompostuoja bioskaidžias atliekas. Sutikit, tas procesas kartais toks ilgas, kad tiesiog nebėra ir kantrybės laukti, kol tai, ką sudėjote į komposto dėžę, virs derlinga trąša. Bet išeitis visuomet yra. Taip nutiko ir poniai Doviliai, kuriai komposto dėžė ir kai kas, ką jį gavo dovanų, apvertė gyvenimą aukštyn kojomis. Važiavau pas dėdį į svečius ir buvom naujai įsikūrę ir kai pradėjom šnekėti, kaip kompostuojam, kaip ką. Ir dėdis sako, turiu Kalifornijos sliekų, va tau dovanų. Kibirėlis. Aš išpyliau tą kibirėlį pas savį kompostinę, be kažkokio didelio lūkesčių ten kažko nelaukiau. O pavasarį pamačiau, kas tas biohumusas, o dar kai juo patrėšiau savo braškės smėlį augančias, tai turėjau tikrai gerą derlių. Bet nuo to ir kilo idėja iš tikrųjų užsiimti jau pramoniniu būdu. Taigi kompostas ir prieš 13 metų gauta dovana kibirėlis su sliekais tapo neatsiejama Dovilės veiklos dalimi. Susiradom iš ko nusipirkti sliekų, nusipirkom jau ne kibirėlį, o 250 kg sliekų. Juos apgyvendinom va šitoj fermoj, 50 kvadratų, o mūsų ferma viso labo tik 1000. Tai laisvai tilpom. Va taip ir pradėjom. Svarbu pažymėti, kad sliekai minta bioskaidžiomis atliekomis. Tai gali būti kopūstai, morkos, obuoliai. Jiems tai puikus maistas, vėliau pavirstantis į biohumusą. Mano sliekai suvalgo pakankamai daug. Per metus apie 300 tonų visokių atliekų. Tiksliau, įeina į tą skaičių ir šienas, ir šiaudai, ir lapai, tos pačios daržovių atliekos, vaisių išspaudos, pavyzdžiui, rudenį tikrai nemažai yra obuolių išspaudų, obuolių, morkų, vynuogių, moliūgų, sugedusios daržovės kažkokios, ar ne, kas jau netinkama maistui. Visa šitą sliekai suvalgo ir gaminant kompostą vėlgi labai svarbu yra du dalykai, tai yra anglis ir azotas. Vėlgi tai yra organinė anglis, organinis azotas tai nėra elementiniai tokie. Bet anglis tai yra, kas yra sausa. Tai pavyzdžiui šienas, šiaudai, ta pati durpė, sausi lapai, popierius, kartonas, tai yra celiuliozė, ar ne, arba ta organinė anglis. Azotas tai yra žalia, tai yra tos pačios daržovės, žolė, srutos, ar tas mėšlas be šiaudų, tokie dalykai. Ir norint, kad azotas neišgaruotų, nebūtų kvapo, o taptų tirpus, įsitvirtintų žemėj, tai tam reikalinga yra anglis. O kad anglis suskiltų, ta būtent celiuliozė, azotas pagreitina tą skilimą ir tokiu būdu jisai prisitvirtina prie anglies. Ir kada yra tinkamas santykis to anglies ir azoto komposte, tada gaunam turtingą, maistingą žemę šiuo atveju. Paskiau, kad aš tą kompostą šeriu sliekams, tai vėlgi tas kompostas prasiturtina dar plus humidinėm ir fulvo rūgštim, kurių natūraliai žemėje gamina tik sliekai. Aišku, galima susintetinti, bet tai vėlgi tas poveikis yra jau kaip sintetinio dalyko. Tai o humidinės ir fulvo rūgštys jos dalyvauja ir tiesiogiai, ir netiesiogiai augalo vystymasi, dirvožemio struktūros pokytį ir teigiamai veikia labai visą šitą dalyką. Todėl humusas yra turtingas tiek maisto medžiagom, tiek humidiniam, tiek fulvo rūgštim ir labai tinkamas priemonė ir prieinama augalam. Klausantis Dovilės išsyk pagalvoji, kad paprastas žmogus tiek daug žinių vargu ar turėtų. Ir čia paaiškėja, kad Dovilė yra chemikė. Per daug žodžių nesuprantamų. Yra tų žodelių, bet mums svarbu pati esmė, kad biologiškai skaidžios atliekos sliekų pagalba gali virsti puikia trąša dirvožemiai, o tai itin gražus pavyzdys, kaip tai, ką išmestumėte, gali pasitarnauti žemei, kurioje užaugo. Toks natūralus ciklas – realus įrodymas, kad įmanoma gyventi be atliekų. Kas džiugina, kad Dovilė už šią veiklą kasmet vykstančiuose metų ūkio apdovanojimuose šiemet pelnė 3. vietą. O dar smagiau ir įdomiau, kad šiame ūkyje ji dirba viena. Va taip va. Nu tai va, šunys loja, vištos kudakuoja, Daudienė atvažiavo į namus, sugrįžau ir va, mums dabar reikia į tą kompostinę, kaip sakoma, tą kompostinę paversti normalią kompostinę. Dėl to, kad iš tikrųjų tai mes su vyru, aš nežinau, gal kokie 2 metai jau jinai čia stovi. Nu ir žinokit, nieko ten nevyksta. Dedi, krauni ten tas žaliasias atliekas ir špyga taukota, va, ką aš jums pasakysiu. Tai žodžiu, jeigu stebuklas įvyks, tai būtinai to pasidalinsim. O va, parsivežėm iš sliekų ūkio sliekinės
Kalifornijos sliekų, nu, sako, padės. Nu, reikia tikėtis, kad padės ir gal ir mes pradėsim po to dar ir sliekus auginti, negana viso ūkio. O, labą dieną, kaip laikotės? Tuo jums bus nauji namai. Atidarom ir pilu. O. Viskas, susitiksim, kaip sakoma, prie šitos komposto dėžės po metų.